Jei savo gimtadienį šventi birželio mėnesį, atkeliavai į žemišką mokyklą mokytis santykių meno. Pasitikrink, kaip tau sekasi mokytis šioje mokykloje. Sugebi savarankiškai priimti sprendimus ir nustatyti kryptį. Nori būti mylimu ir geidžiamu partneriu arba toks esi. Turi meninių gebėjimų ir esi neabejingas grožiui ir estetikai. Puoselėjai jausmų vientisumą ir harmoniją. Plėtoji ir stiprini draugiškus santykius. Gerbi savo partnerio nepriklausomybę. Na, o jei bijai įsimylėti ar išgyveni daugybę emocijų, vadinasi, yra kur tobulėti. Nes meilė yra tokia galinga, kad kuria stebuklus. Viskas aplink keičiasi, atsiranda spalvos, oras tampa skaidresnis, žmonės atrodo geresni, kai mes įsimylėme. Šitas jausmas yra toks gilus, susijungus mūsų sieloms, atsitraukia bėdos ir rūpesčiai tampa malonus. Todėl linkiu nors kartą savo gyvenime įsimylėti ir pajausti šitą nepakartojamą meilės jausmą, kurį atstovauja mylimųjų korta ir yra pas žmonės psichologinėme portrete gimusius birželio mėnesį 6 arba 28 bet kurio mėnesio dieną. Na, o jei nori sužinoti apie save daugiau, kviečiu į asmeninės konsultacijas pasidaryti savo individualų psichologinį portretą, instrukciją, kuria tu galėsi vadovautis, būti sėkmingesnis, laimingesnis, kurti harmoningus santykius.